Sveiki gerbimieji, tęsime Žilvino Užkuraičio straipsnių apžvalgos ciklą, tai yra įgarsinimą. Ir dabar šiandien turime IQ Live, turiningo laisvalaikio žurnalas. Tai yra 2017 metų gegužės mėnesio trečias numeris. Ir kartu mes bendraujame šiame žurnale kartu su Gediminu Griniumi, ultramaratonininku. Manau, kad jisai karininkas. Ir su Deividu Praspaliausku, kuris yra virtuvės šefas. Ir ajurvedinė mityba. Žilvinas Užkuraitis, ajurvedinės mitybos specialistas. Kai sukūriau šeimą ir vienas po kito ėmė gimti vaikai, mums su žmona kilo klausimas, kodėl jie vis serga. Žinojome, kad kūdikiai dažnai peršala, sloguoja, patiria pilvo spazmus, bet visgi kodėl suserga ką tik į pasaulį išvydę žmogus. Buvome smalsūs ir pradėjome ieškoti priežasčių. Perskaitėme daugybę literatūros ir supratome esminį dalyką. Reikia pakeisti mitybą. Kone visi specialistai rekomendavo pereiti prie augalinio maisto ir apie 1992 tapome vegetarais. Pamažu atsisakėme dešrų, kepsnių žuvų. Kartą draugo paraginti sudalyvavome Krišnaito paskaitoje. Ir išgirdome apie sveikos gyvensenos mokslą ajurvedą, paremtą senovės medicina. Pradėjome į ją gilintis ir susižavėjome. Iš pradžių sužinojome apie došas, 3 pagrindinius žmogaus konstitucijos principus ir tinkamą maistą pagal jas. Pirmąsyk išgirdome apie produktų suderinamumą. Pateiksiu šiek tiek komišką buitinį pavyzdį, kodėl tai svarbu. Vyras su žmona grįžta namo ir antra pusė jau būna paruošusi pietus. Nuperka cepelinų, kad ir su varške, vadinasi vegetarišku, ir obuolių sulčių. Kaip jausimės papietavę priklauso nuo produkto eiliškumo. Jei iš pradžių suvalgysime cepelinus ir tada išgersime sulčių, tapsime dujų terminalo konkurentais. Tačiau jeigu žmogus pirmą išgers sultis ir po jų sukirs cepelinus, išvengs vidurių pūtimo ir momentinės blogos savijautos. Kai nuo 1994 metų mano šeima pamažu pradėjo maitintis pagal ajurvedos principus, metai po metų kaupėsi žinios ir patirtis. Visgi jau iškart buvo aišku, kad ajurveda ne iš piršto laužta. Kitas pavyzdys, gana dažnai tenka rašyti straipsnius apie įvairių augalų ir prieskonių gydomąsias savybės. Įdomumo dėlei vis palygindavau, ką apie kokį nors augalą rašo rytų išminčiai ir vakarų medicinos mokslininkai. Neretai ta informacija stebėtinai atitikdavo. Tad kur problema? Tiesiog tai 2 kardinaliai skirtingos sveikatos suvokimo koncepcijos. Ajurveda nagrinėja, kaip išgydyti tam tikrą negalavimą, pašalinus jo priežastis. Daug kalba apie prevenciją ir tinkamą mitybą visą gyvenimą. Vakarų medicina priešingai gydo simptomus, padarinius, bet ne priežastis. Neretam žmogui tiesiog reikia perlipti per skepticizmą ir stereotipus, kad pamatytų gyvenimo būdo ir mitybos alternatyvų. Tada atsiveria informacijos ir žinių klodai. Rytuose išlikusios stabilios medicinos ir sveikos gyvensenos žinios buvo užrašomos ir perduodamos iš kartos į kartą. Labai gaila, kad mūsų šalyje visa senovės medicinos atstovų žolininkų gyduolių patirtis be skrupulų trina atėjus okupacinėms valdžioms. Trinama. O vegetarizmas prilygintas misticizmui ir už jį net bausta. Vis rečiau, bet ir šiandien galima aptikti, kad šios nuostatos ir baimės kažkur giliai dar glūdi. Toliau apie veganizmą šneka Elžbieta Latėnaitė. Jūs galite pasiskaityti tą straipsnį originaliame žurnale. Čia yra toksai, sakykime, sutrumpinta versija
Aiku Life žurnalo.